Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Šį sekmadienį per šventąsias mišias girdime apie tai, kaip Jėzus žengia į dangų. Tai, ką Jėzus sako, atrodo priešinga tam, ką jis daro. Jis žada savo mokiniams: štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir vis dėlto jis pakyla į dangų, iškeliauja. Argi neatrodo, kad Jėzus daro priešingą dalyką negu tą, kurį žada? Galbūt taip ir atrodo, bet taip nėra. Kas būtų, jeigu Jėzus būtų pasilikęs žemėje? Galbūt jo mokiniai būtų įsteigę būstinę Jeruzalėje. Jėzus jau būtų prisikėlęs, tad jis nebemirtų, bet pasiliktų ten pat. Galbūt tada bažnyčios būstinė būtų Jeruzalėje ir visus mus kviestų atvykti į Palestiną. Žmonės važiuotų būtent ten, kad išgirstų ir pamatytų tą, kuris prisikėlė, Jėzų. Galbūt būtent to tikėjosi mokiniai, kurie sutiko Jėzų prisikėlusiai. Todėl kai kurie klausinėjo, vėlgi girdėsime per mišias: viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Tikrai atrodytų, kad kažko panašaus Jėzaus mokiniai ir tikėjosi. Kaip žinia, Jėzus turi kitą planą. Jis sako: eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos ir mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Jėzus sako: nestoviniuokite, kaip tie angelai, kurie pasirodo ir sako: ko stovite žiūrėdami į dangų, būtent eikite, tai jūs padarykite Jėzaus mokiniais visų tautų žmones. Ir tada Jėzus bus su jumis. Ir taip pat ir jūsų dėka Jėzus bus su daugeliu kitų žmonių. Tad išėjo daug geriau, negu patys būtume galėję sugalvoti. Jei Jėzus būtų pasilikęs, greičiausiai mums patiems būtų tekę domėtis ir važiuoti pas tą, kuris tikrai prisikėlė. Bet Jėzus viską palengvino, tiek, kad paprasčiau turbūt nebeįmanoma. Jis pats mus susirado ten, kur esame. Tie, kurie matė Jėzų prisikėlusi, pasklido po visą pasaulį. Jie visiems paskelbė, kas yra Jėzus, kad jis dovanoja mums laimingą gyvenimą žemėje, o po to dar laimingesnį gyvenimą danguje. Ta žinia pasiekė Romą, Graikiją, Egiptą, Paryžių, Londoną, Niujorką, Tokijų, Buenos Aires, Lagosą, Pekiną ir net Kuršėnus. Pasiekė visus pasaulio kraštus. Padarė Jėzaus mokiniais visų tautų žmonės, visiems pasiūlė tapti Dievo bičiuliais ir ne vieną neatstūmė. Kaip Jėzus sako: jums geriau, kad aš išeinu. Ir tikrai, Jėzau, tu išmanai geriau. Ačiū tau. Kaip po pasaulį sklinda žinia apie Jėzų? Popiežius Pranciškus atsako: Evangelijos džiaugsmo dėka. Džiaugsmas yra kaip benzinas, kurio dėka Jėzaus žinia eina vis tolyn. Popiežius šią savaitę kalbėjo apie šventąjį Pranciškų Ksaverą, ispaną, vieną iš pirmųjų jėzuitų ordino narių, didį misionierių. Jis gyveno 16 amžiuje. Evangelijos džiaugsmas, apie kurį kalbėjo popiežius, Pranciškų nuvedė labai toli ir suteikė beribę džiaugsmo. Pranciškus buvo kilęs iš ispanų didikų šeimos, mokėsi Paryžiaus universitete, sakytumai, buvo to meto pasaulio bamboje, pasaulio centre. Ir vis dėlto jis atsivertė, atrado pašaukimą, tapo jėzuitu, vėliau kunigu ir išgirdo šį Kristaus kvietimą pasaulio pakraščiuose, kurį girdime ir mes šį sekmadienį. Kvietimą eiti ir skelbti ir padaryti Jėzaus mokiniais visų tautų žmonės, pasaulio pakraščiuose, tarp vargšų ir neraštingų žmonių. Tad išvyko į misiją. Iš pradžių į Indiją, ten jis pamokslavo ir krikštijo. Pamatęs, kad to negana, jis įrengė dar labiau į rytus, į Molukų salas, į pačias tolimiausias Indonezijos salas. Jis rašė: pavojai ir kančios, kai juos priimi savanoriškai ir iš meilės Dievui, mūsų viešpačiui, dėl tarnystės jam, yra dvasinės paguodos šaltiniai.
Čia per 4 metus galima prarasti regėjimą nuo tiek džiaugsmo ašarų. Iš ten traukia į Japoniją, kur praleidžia 3 metus. Patiria daug sunkumų dėl kalbos nemokėjimo ir kultūros menko pažinimo, bet po to nori pasiekti dar daugiau. Nusprendžia keliauti į pačią didžiausią šalį, rytų kultūros lopšį, į Kiniją. Leidžiasi kelionėn ir miršta pakeliui, raginamas ir vedamas troškimą dalintis Evangelijos džiaugsmu, nors ir patiriant labai daug sunkumų. Toks buvo Šventasis Pranciškus. Tokie buvo daugelis kitų misionierių, kurie žeme, vandeniu arba oru supažindino ir vis dar šiomis dienomis supažindina žmonės su Kristumi. Misionieriai nepasiekė visų pasaulio kraštelių. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje daugybė žmonių kentėjo dėl savo tikėjimo. Evangelijos džiaugsmas bei noras dalintis tikėjimu lydėjo net ir labai sunkiamis aplinkybėmis, net ir tada. Kunigas Alfonsas Svarinskas kalėjime praleido daugiau nei 20 metų Sibire. Jis pasakojo apie savo kalėjimą, apie savo gyvenimą kalėjime stebinančiais žodžiais. Jis sakė, esu uždraustoje žemėje, šios vietos jokiems misionieriams neprieinamos. Ir vis dėlto netgi ten turėjo progų skelbti tikėjimą. Ten susidūrė su kalėjimo viršininku, majoru, pavarde Likinas. Jis, kunigas, rasdavo galimybę pabendrauti su ten buvusiais žmonėmis, taip pat ir su kalėjimo viršininku, majoru Likinu. Kartą majoras pasigodė dėl sergančios žmonos ir paprašė pasimelsti šią intenciją, o kunigas atsakė, viršininkė, iki šiol aš meldžiausi už jūs kaip už priešą, o nuo šiandien melsiuos kaip už draugą. Kartais žmonės suranda Dievą, arba tiksliau Dievas suranda žmonės pačiose netikėčiausiose vietose. Vienaip ar kitaip Kristaus žinia pasiekė ir mus. Kristus sako ir mums, eikite ir padarykite savo mokiniais visų tautų žmonės. Būkite mano apaštalai. Bet galėtum sakyti, jeigu niekur nesirengiu eiti, jeigu dabar mokausi ar dirbu Vilniuje, Kaune ar tose pačiose Kuršėnuose, ir vis tiek Jėzus kreipiasi į mus. Eikite ir padarykite mano mokiniais viso pasaulio žmonės, visų tautų žmonės. Nebūtina daryti nieko keisto. Mums patariama, vienas šventasis patarė, gyvenk įprastą gyvenimą, dirbk, kur tau skirta, stenkis atlikti tau patikėtas pareigas, visada užbaik savo darbą, kasdien tobulėdamas, augdamas, būk sąžiningas, supratingas kitiem, reiklus savo, būk apsimarinęs ir džiaugsmingas. Tai ir bus tavo apaštalavimas. Ir tada nesistebėk, kad šalia tavęs esantys žmonės nori su tavim tokiu vargenu pasišnekėti. Ar jūs pakeliu iš darbo, šeimos rate, autobuse, pasivaikščiojimo metu ar kitur kalbėsitės apie rūpesčius kamuojančius kiekvieno žmogaus sielą. Tada galėsime pasakyti, paliudyti. Galbūt tau padės eiti šventąsias mišias, man tai padeda gyventi. Gal norėtum prieiti iš pažinties. Vėlgi, tai labai padaro mano gyvenimą geresnį, lengvesnį. Gal nori skaityti šventąjį raštą, pažinti Kristų, išgirsti apie jį. Tokių progų turėsime savo kasdienybėje, įprastomis aplinkybėmis. Dar svarbiau negu žodžiai, kaip žinoma, tai yra liudyti savo gyvenimą darbais. Rodyti, koks džiugus ir kupinas ramybės yra krikščionio gyvenimas. Būtent todėl pirmasis apaštalavimas yra malda. Mūsų pačių, mano paties, tavo paties bendravimas su Jėzumi. Per maldą, maldos dėka, galima papildyti savo sielos baką, ramybės ir džiaugsmo, ir taip turėsime kuo dalinti su kitais. Marija, šventosios dvasios šventovė, mums padės dalintis draugystę su Jėzumi, su savo pačių draugais.